Sveiki, kolegos. Šios dienos mūsų tema – kaip susikonstruoti, kaip susimodeliuoti volaną. Kas yra tas volanas? Tai yra tokia detalė, jums turbūt yra tekę matyti, prie suknučių, tarkim krašto, prisiūta tokia įstriža, gražiai apačioje susibanguojanti detalė, arba ant suknelių, arba ant palaidinių prisiūtos detalės. Jų išskirtinis dalykas yra tame, kad jinai yra kerpama tam tikrų lanku, jinai yra įstriža, kartais jos viršutinis kraštas yra nesuraukiamas, o kartais gali būti ir surauktas. Aš čia nupiešiau tokią suknelę, greičiausiai ne visai tokią gražią, bet stengiausi į ją vieną sudėti du variantus. Va šitas viršutinis variantas dažniausiai būna palaidinėse, kai yra sumodeliuojama kirptinė siūlė, į kurią yra įstatomas volanas ir jisai gali būti surauktas ir įsiūtas į štai šitą siūlę. Arba antras variantas, turbūt gana irgi dažnas, prie suknutės, prie apačios, prie rankovių apačios, arba netgi va štai taip įstrižai ant suknelės priekio ir nugaros detalių gali būti prisiūtos tokios įstrižai kirptos, lankų kirptos tokios detalės, kurių viršutinis kraštas nėra surauktas, o apatinis toks visas gražus ir pasibangavęs. Parodysiu, kaip ją susikonstruoti ir susimodeliuoti. Pirmiausia, mes turime nuspręsti, kokio pločio mes norėsime, kad būtų volanas jau prisiūtas prie gaminio. Aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad tas volano plotis būtų 5 cm. Volanas 5 cm. Tai čia jau jisai jau gatavas, jau prisiūtas, jo kraštai ir vienas, ir kitas, ir apsiūti, ir prisiūti. Vadinasi, mums reikia nepamiršti, kad reikia prisidėti užlaidą. Volanas, va čia prisiuvimo viršutinėme krašte prisidėsime 1 cm. Ir vadinasi, mes iš viso turėsime 6 cm pločio kirpinyje volaną. Apatinis volano, va štai šitas kraštas, bus apsiūtas baby loku, todėl specialios užlaidos jam neuždėsiu. Tam, kad jį nusibraižyčiau, brėžiu 2 susikertančias linijas. Viena ir kita. Va čia turi būti 90 laipsnių kampas. Kadangi aš visus lekalus darau ant plėvelės, tai ir pavyzdį jums rodau ant plėvelės. Man tiesiog taip yra patogiau. Volano plotis yra 6 cm. 6. Dabar, ką jums reikia padaryti? Štai nuo šito taško į vieną ir į kitą pusę atidėti po pusę volano pločio. Atidedam. Čia 3 ir čia 3. Čia ir čia. Į viršų, į apačią atidėsiu lygiai taip pat. Ir įstrižai. Čia 3 ir čia 3. Esmė tame. Tada visur vienodai nubraižysiu pirmąjį apskritimą. Labai svarbu, kad visi atstumai čia, bet kur, kad būtų po 3 cm. Turime štai šitą susikirtimo tašką. Nuo štai šito dešiniojo taško atidedam visą volano plotį, tai yra 6 cm. Ir dabar nuo šito taško, kaip nuo apskritimo centro, atidedinėsiu žemyn 6 cm. Stengiamės brėžti tiksliai ir po trupučiuką sukamės. Ir jūs galit pamatyti, šitą liniją gražiai priartėja prie mūsų pirmojo apskritimo. Be abejo, va šitą nusiaurinimą jūs daug kas brėžia tiesiog iš rankos, bet kaip. Kas mane pažįsta, žino, kad pas mane ir poros milimetrų paklaida jau yra didelė. Aš mėgstu, kad viskas būtų gražu ir iki milimetro tikslu.
Kartais šitas nusiaurinimas jis yra naudojamas. Dažnai labai palaidinėse galima pamatyti tuose volanuose. Taigi dabar turime atidėtą jau tikrąjį volano plotį. Dabar mes jau naudosimės pirmuoju apskritimu ir nuo jo atidėdinėsim tuos 6 cm. Ir va taip mes galim suktis iki begalybės. Svarbiausia, išlaikykite tą patį plotį. Nubraižę 6 cm pločio liniją, atstumą ir priėję iki štai šitos horizontalės, toliau pereinam į orientyrą, štai šitą liniją apatinę. Ir tada tie 6 cm jau yra matuojami nuo štai šito krašto. Taip, čia yra 6 ir tada sukamės ir va čia yra 6 ir tada čia 6 ir va taip va visur tas 6 toliau ir tęsiasi. Ir čia galima suktis ir suktis ir suktis ilgai ratu. Mums reikia žinoti, kokio ilgio mums to volano reikės. Ką daryti? Pasimatuoti tą liniją, prie kurios mes tą volaną prisiuvinėsim. Pasimatavom, žinom kažkokį tai atstumą. Imam centimetrinę juostelę ir jau matuosime nuo tos vietos, kur mūsų volanas turi tą tikrąjį plotį. Juostelę dedam nuo to taško ir dedam va taip va briauna, kad jinai tiksliai atitiktų mūsų nubrėžtą liniją. Štai taip. Ir va taip va mes irgi suksime su juostele aplinkui, kol atsimatuosime tikrąjį ilgį. Kitoje pamokoje parodysiu, kaip išsikirpti jau padarytą volano lekalą, kaip išsikirpti, naudojant tą lekalą detalę iš audinio. Ir dar sekantis mūsų darbas bus, kaip apsiūti to volano kraštus, kad jie būtų gražūs, kokybiški. Ir svarbiausia, kaip tikrai pagal taisyklės jį prisiūti prie gaminio. Todėl prenumeruokite mano kanalą, nepameskite šitų pamokų ir mes siūsime gražiai ir tvarkingai. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė.